Pristatome integruotą matematikos informacinių technologijų pamoką, grafinis tiesinių lygčių sistemų sprendimas, informacinių technologijų pagalba 9 klasiai. Ši pamoka vyko Klaipėdos Varpo gimnazijoje, kur mokosi labai žingeidūs mokiniai, o mokytojų kolektyvas nebijantis naujovių ir iššūkių. Pamoką vedė patys inovatyviausi mokytojai. Pristatome matematikos vyresnįjį mokytoją Nikolai Petunov. Darbo stažas 7 metai. Yra įgijęs Klaipėdos universiteto matematikos magistro laipsnį. Gyvenimo kredo – mokyk ir mokykis. Savo pamokose taiko daug naujovių. Drąsiai veda atviras integruotas pamokas. Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Vaidas Kliuderienė. Stažas 12 metų. Vadovaujasi nuomonė, kad mokymas būtų sėkmingas, jis turi neinformuoti, bet įkvėpti. Todėl savo mokinius skatina imtis veiklos pranokstančius esamus gebėjimus. Vienas iš pamokos tikslų – ugdyti domėjimąsi mokomosiomis kompiuterinėmis programomis. Savo pamokoje naudojame 3 kompiuterinės programas. Namų darbus ir kartojimo klausimus tikriname su įdomia ir efektyvia Microsoft Education Lab programa Flashcard. Sudėtinga ir šiek tiek nuobodoka tiesinių lygčių sistemos sprendimą mokėme Microsoft Math programa. Pristatydami šią programą trumpai papasakojame apie formulių ir lygčių biblioteką, vieneto konvertavimo įrankį, bet kokių trikampių sprendimo, grafiko braižymo įrankį. O po to ėmėmės darbų, susipažinome su mygtukų funkcijomis, mokėmės įvesti duomenis, nubrėžti grafikus ir nustatyti grafikų susikirtimo taško koordinates. Kad dirbti būtų smagiau, išspręstas užduotis ir gautą rezultatą tikrinomės Hot Potatoes programa sudarytų testu. Taip mokiniai galėjo pasirinkti individualų mokymosi tempą ir iš karto gauti įvertinimą. Pamoka buvo gan išties įdomi. Nesu žmogus, kuris mėgsta labai matematiką. Ir išspręsti man iš tikrųjų yra labai sunku, bet kai naudojau programą, man tai iš tikrųjų pasirodė lengva. Tiesiog netgi atsirado noras naudoti tą programą. Ir aš galvojau, kaip tokios, kaip šitą pamoką, tokios programos, kuri buvo panaudota, iš tikrųjų turėtų būti naudojamos. Pamoka padeda taupyti laiką, skatina domėtis inovacijomis bei jų taikymų kasdienybėje. Tai labai palengvina skaičiavimus, nereikia sėdėti prie nuobodaus jau savo atsibodusio sąsiuvinio. Inovatyvių metodų taikymas pamokoje leidžia motyvuoti mokinius ir puiku, kad prie matematikos gali prisiliesti net ir silpnesni mokiniai, pajausti matematikos grožį, pamatyti ir visą pamoką mokiniai buvo labai aktyvūs ir dirbo savarankiškai. Pamokos tikslai pasiekti ir programos taikymas buvo parinktas vietoje.